rungtynės taškas į tašką gale. Gal biškį mums pasisekė ir apžaidėm. Tai vadinkim vienas iš favoritų dvikovą, ar sakykit, ruoštės papildomai kažkaip prieš šią dvikovą? Ne, nesiruošiame. Aš iš viso iš kito miesto, tai gal jie šiek tiek daugiau, aš bandau pritapti. Sakykit, Liubinau komanda, pažįstamų daug veidų turbūt ir galbūt tas padėjo šiek tiek pasiruošti rungtynėms. Galbūt jie ruošiasi, aš tai nelabai ruošiausi, nes aš kitą miestą atvažiuoju, tai... O pasakykit asmeniškai tau, kokios tai buvo varžybos? Man šiaip tai, kai komanda tikrai neblogai, gal biškį gynyboje pavėlavom kelis kartus, bet šiaip neblogai, sakyčiau. Dėkui. Dėkui. Varžybos buvo sunkios, iš tikrųjų, nes tikrai žaidėme prieš pajėgę komandą. Pradžioje žaidėjai buvo labai susikaustę, tas matėsi varžybose, bet vėliau tiesiog gale ketvirto kėlinio truputėlį galbūt geriau apsigynėm ir geriau užpuolėm. Liubinau komandos, Liubinau miestelio derbis, ar ne vadinkim šios rungtynės daug vieni kitiems pažįstamų veidų ir sakykit, kaip sekėsi ruoštis šiom rungtynėm? Iš tikrųjų, nemeluosiu, komanda tikrai norėjo išlošti, nes dėl to, kad vis dėlto abidvi esame iš Liubinau komandos, jokių akmenų kišenį nelaikom, bet tiesiog norėjo išlošti, nes praeitą sezoną buvo pralaimėję, tai visiškai normalu. Sportinis pyktis buvo geras. Sakykit, Liubinau Vyčio komanda kol kas žengia be pralaimėjimų ir yra įveikusi galingus varžovus. Sakykit, kokie tikslai šiame sezone jūsų komandos? Kaip ir minėjau, mūsų tikslas yra finalo ketvirtas. Treneris labai džiaugiasi komandos sudėtimi, sukomplektavimu. Iš tikrųjų, turim tikrai pajėgią komandą. Ir, kaip sakiau, aukščiausias tikslas - finalo ketvirtas. O paskui žiūrėsim, kaip pasiseks. Juoda diena atleto komandai, galima taip pasakyti, ar ne? Ir sakykit, apibendrinkit tiesiog rungtynes. Nelabai matau, ką reikia bendrinti, nes mano manymu pas mus nebuvo nei gynybos. Kolegijos puikus startinis penketas, Karolis Šukys, Vytautas Muščenkovas. Beje, jisai 3 ar 4 iš eilės tritaškius metė, beveik laisvas, nes mes neturėjom žaidėjo, kuris jį užgintų, net apskritai net, kad gintųsi. Prastas pataikymas, jie manau, tikrai sumetė daug tritaškius. Trūksta treniruočių. Mes apskritai dabar net nesirinkom 2 savaitės į treniruotės, tiesiog ir tai lėmė greičiausiai mūsų pralašimą, bet to mes nauja komanda. Nieko čia nereikia daug tikėtis. Manau, kolegija bus A divizione. Kaip manai, kad tai vyko rungtynių lūžis? Rungtynių lūžis įvyko jau pirmam kėlinį. Jau viskas praktiškai buvo aišku po pirmo kėlinio, kad ir ką mes darysim antrame ar trečiame, mes jau net nebuvo tokios ugnelės susivedimo. Užmušimus pirmam kėlinį. Kaip manai, kad kodėl šiandien tokia juoda diena išpuolė? Net nežinau, ką galima daugiau pasakyti, kaip ir minėjau, pataikymo nėra, plius po pirmų prieš Hidrasą varžybų Skaiščiūnai padarė išvadas, kolegija padarė išvadas, tiesiog nežinau, negaunu, aš išmest legų metų, šiandien irgi keli 39 metrų, užtvarų nėra pastatymų, nežinau, tiesiog ir labai trūksta ir komandos indėlių, nelabai kas padeda. Ir tiek. Sakykit, ko pasimokysite iš tų rungtynių? Dabar sekančios varžybos prieš PX nuo X. Aš manau, kad mes prieš juos iš vis leisim žaidėjams žaisti tiem, kurie negauna žaisti. Ir ruošimės prieš Kadį, prieš SM antrą komandą, manau, dar prieš jas mes galima pažaisti. Ir žiūrėsim, kaip seksis šitame etape. Gana nesakyčiau, kad lengvos, iš pradžių pradėjom gerai, po to tolom, išleido treneris antrą sudėtį praktiškai, kad gautum visi pažaisti. Pelnėm šiandien visi taškus. Mūsų užduoti šito lygo yra, kad gautų visi pažaist žaidėjai laiko, gautų pelnytų taškų. Ne vien, kad žaistų, kur matėm startinis penketas, kad gautų pažaist visi. Šiandien tritaškiai metimai tiesiog liejosi laisvai, pataikė turbūt visi, kas norėjo, ir sakyk, ko gali paaiškinti tokį gerą pataikymą? Per treniruotės akcentuojam tai, tikrai daug metimų išmetam per treniruotės. Dirbam tinkamą linkme, tiek ir prie tritaškių linijos, tiek ir po krepšiu taktinės schemas gerinam viską. Kaip manai, atleto komandai šiandien juoda diena buvo, ar dėl ko jie labai prastai rungtyniavo? Manyčiau, ir juoda diena, ir šiaip gal mes gerai gynėmės, net nežinau. Apskritai, atleto komanda kokį vaizdą paliko? Nebūtinai šitų rungtynių apskritai. Jauna perspektyvi komanda irgi gali ir pataikyti ir tolimus metimus. Kliučnikas, berods 0 numeris, tikrai pasižymi geru taiklumu iš toli. Bet šiandien buvo juoda diena ir tikrai jiem nekrito.
sunkiaus labai varžybos, mes sužaidėm patys, nežinau, sekmadienis turbūt vakaras, per vėlai gal rungtynės, nežinau, nesusikaupėm, nepabudom ir visas rungtynės nežaidėm. Tritaškiai metimai atrodo, kaip ir sekėsi veiksnys komandai, tačiau Titanas irgi gerai pataikė, ne? Titanas ant tritaškių ir laikėsi, pas juos priekinė linija silpnesnė už mūsų, tikrai jau metikų turi. Viską pataikė, aišku, mes nesigydėm, laisvus metimus metė ir pataikė ir viskas, ir dėl to daugios rungtynės gausi. Kaip manai, kada pavyko palaužti Titaną galutinai? Manyčiau, į pabaigą dar iš tikrųjų daug jaučiu lėmė, kad 7 turbūt numeris susitraumavo, jų pagrindinis įžaidėjas iškrito, jisai gal dar šiek tiek pasimetė. Bet tikrai gerai kovėsi vyrai, gera komanda, sakyčiau, stipri, gali su visais pakovoti. Titano komanda iš visų žaistų rungtynių dar neiškovojo nė vienos pergalės. Kaip manai, kas tai ėmė? Atrodo, iš pažiūros nebloga komanda, bet ko trūksta, kaip manai? Iš tikrųjų nemačiau pirmųjų rungtynių, bet antras mačiau su Liudinavu Vyčiu, tai irgi kovėsi taškas į tašką ir panašiai kaip su mum pralūžė. Tai iš tikrųjų nežinau, gera komanda, gal pritrūksta pabaigą sužaisti. Bet tikrai pasikapau su visais, kaip aš sakau, stiprus. Paulius Gvazdaitis šiandien rungtyniavo šiek tiek epizodiškai, ar ne, pavadinkime, sakykite, čia strateginiai dalykai labiau ant plėvų. Čia iš tikrųjų taip, kad nuostatai tokie, kad turi sužaisti 3 rungtynės per sezoną, o žmogus jisai žaidžia RKL, tarkim, jam būtų, šiandien nebūtų ir yra 3 rungtynės iš eilės per 3 dienas, tai ką, nelaužysim, kaip sakoma. Jisai išėjo tik tai, kad būtų protokolė ir tiek. Supratau.